Atviras jaunimo centras Vartai yra jau įsikūręs jau 11 metai dabar. Ir ką mes darom, tai iš esmės teikdami socialinės paslaugas ir saugaus užimtumo paslaugas ar ne, orientuojamės į tokius kelias pusės. Tai yra vienas, suteikiam saugią erdvę jaunuoliams, tai yra, kad jie gali čia ateiti nepriklausomai nuo nei jų socialinės padėties, nei jų išsilavinimo ar finansinės padėties. Ir mes čia kūrėme saugią aplinką be smurto, be kvaišalų, be narkotinių medžiagų, be patyčių. Tai yra erdvė, kur jie gali būti saugiai ir tokie, kokie jie nori būti, ar ne? Pas mus ateina jaunuoliai ne tik išgerti arbatos, bet ir taip pat ir jas gauna tam tikros informacijos, kuri gali jam padėti ir toliau kažkaip gyvenime atrasti naujus dalykus ir save naujose patirtise. Ir taipogi, ką mes dar veikiam, tai duodam erdvę savirealizacijai ir jaunuolių iniciatyvoms. Tai yra, kad tai yra vieta, kur jaunuoliai gali sugalvoti idėją ir ją įgyvendinti. Ir koks mūsų vaidmuo yra tai, kad mes padedam suplanuoti kažkokią jo veiklą, jį lydim ir padedam jam būti toje veikloje, vėliau įsivertinam, kas buvo gerai, kas buvo galbūt keistina, kokios yra rekomendacijos kitam kartui, kas moko jaunuolius prisijimti atsakomybę, kas moko jaunuolius įvykdyti iki galo darbus, ar ne, ir kūrybiškumo turbūt irgi moko. Dar viena naujovė, kurią ketinam daryti, tai yra eiti į gatvę ir sutikti jaunuolius ten, kad pasiūlyti jiems ir erdvę pasikalbėti su darbuotojais ir kažkaip suprasti, kuo jie gyvena, kokiamis problemomis ir kokiais džiaugsmais ir kažkaip padėti jiems integruotis ir konstruktyviai kažkaip kurti savo ateitį. Atviram jaunimo centre Vartai dirba socialinė darbuotoja ir dvi psichologės. Ir mūsų dar komandoje apskritai tai dirba dar ir ketvirtas žmogus, ketvirta kolegė, kuri mūsų veiklą plečia šiek tiek į kitą rajoną ir jinai kuria tiksliau atviras erdves viešosiose bibliotekose Kauno ir vykdo mobilų darbą. Ir pas mus be 3 darbuotojų būtent šitame centre dar yra 3 savanoriai iš užsienio. Kartas nuo karto dar būna praktikantų ir vietinių savanorių. O jaunuolių skaičius tai irgi, tai, kad jie yra labai skirtingi, tai labai skirtingos tas yra ir skaičius, kiek jų ateina pas mus. Ir vieną dieną gali būti ateiti 5 jaunuoliai, kitą kartą ateina 25 jaunuoliai. Tai tokio skaičiaus vidutiniškai, iš esmės, jeigu išvedus tokį vidurkį, tai per mėnesį mes jų sulaukiam, kiekvieną dieną po maždaug 15. Bet, sakau, tas skaičius priklauso labai nuo ir dienų skaičiaus, ir nuo šiaip nuo visko, nuo oro netgi gali priklausyti.